Labas, brangiai. Šiandien dar viena svarbi diena pasiruošiant maratonui. Laukia 42 km iššūkis, tad šiandien nusprendžiau truputį save patestuoti. Sakau, bėgsiu pirmin iki atitinkamo taško, tokios gyvenvietės. Anksčiau iki jos bėgdavau atgal. Ir vieno dalyko, ko aš neprisimenu, atstumo iki jos. Tad sakau, kai grįšiu, būtinai pasižiūrėsiu. Oras šiandien ne pats geriausias. Kieme lynoja, tokia dargana, vėsu, nesmagu ir tokios motyvacijos bėgti, kai tu žinai, kad grįši šlapęs. Kelias nėra fainas, balos, kojos bus šlapios, lyja, bet turiu tikslą. Tad oras neturėjo būti didelė kliūtis. Apsirengiau, pasakiau reikia ir išbėgau. Kadangi trečiadienį neišėjo man pabėgioti, tai šiandien tikrai turėjau atsigriebti ir be jokių pasiteisinimų. Grįžau namo, žiūriu, kad turiu porą valandų iki sutemų, tad sakau reikia, nes kitaip, nežinau, pasiteisinimų turbūt nebeturiu kokių, kad vėlai grįžau, ar tamsu, ar kitu, ar lyja. Tai kaip ten, prasto oro nėra šiuo atveju, tik tai prastas nusiteikimas, o noras siekti rezultato, tai ir išbėgau. Kadangi bėgimo atstumas tapo daug ilgesnis ir didžioji dalis to kelio buvo žvyrkelis. Čia išbėgu, lengvas gražus keliukas, tada palei autostradą, tada išbėgu link miškiuko ir prasideda tenai žvyrkelis. Po to pro tą miškiuką dar ir miškiuko to pabaiga, ten prasideda aplamai kirtimai buvo, tai ten išvažinėta, ten klampynė didžiulė ir po to kelias eina pievomis, tenai tai išvis šlapia, klampu, žvyras tas visas, tas žvyrkelis žvyras, esi toks plaukiantis, permirkęs, dar ten prieš miestelį vyksta statybos, tai ten viskas išvažinėta, bėgimui. Bėgi, koja klimsta, nebuvo labai smagus. Pati bėgimo savijauta tikrai nebuvo bloga. Labai džiaugiausi. Iš pradžių bėgos tikrai labai lengvai, fainiai, tas oras tais, bet visa kita savijauta, pats kūnas kaip juda, tai buvo labai gerai, džiaugiuosi. Maždaug 7 kilometrų buvo, kad pradėjo truputėlį koją skaudėti, raumenį tempt, bet normalus dalykas, vis tiek yra apkrovos, po to prasijudino, praėjo. Galiausiai, kai jau buvo 14 kilometras grįžinėjant, tada jau prasidėjo tokie vidiniai klausimai. O gal man reikia paeiti, čia jau kojos skauda, yra nuovargis. Pradėjau klausti, ar tikrai to labai jau reikia, kodėl, aš galiu paeiti. Ir va tokie jau prasidėjo klausimai, plus, kadangi nežinojau, koks atstumas bėgimo, tai irgi. Tai tokie patinka man, būna paskutiniai kilometrai, kova su savim. Ir sakai, nu gerai, dabar mes nubėgsim iki to taško, žinai, iki vieduko. Nuo vieduko jau aišku, mums nedaug liko. Nu tai nuo vieduko bėgim iki miškiuką. Tada pro miškiuką bėgsim iki, nežinai, sankryžos. Tada nuo to sankryžos iki ten tokių šiukšlinių, nuo to šiukšlinių iki berželių, nuo berželių ir mes jau esam namie. Skaidai tokiais nedideliais atstumais, kad jos galėtum pasiekti ir įveikti. Bet jau nuo 14 buvo, kad mano kūnas prisiminė, ką reiškia ilgiau bėgti, prisiminė, ką reiškia kovoti, tad buvo toks savotiškas jau buvo iššūkis. Ir taigi, šios dienos rezultatas 16 km. Bėgau beveik 2 valandas, žinot ką? Jaučiuosi puikiai. Pagalvojus, galėjau bėgti ir visą 21 pusmaratone, bet tai yra dalis pasiruošimo proceso. Tad džiaugiuosi ir savo tai 16 km, nes tai vis kiekvienas žingsnis yra prie norimo rezultato. Kaip vienam bičiuliui nusiunčiau foto, sakau, žiūrėk, šiandien prabėgau 16 km. Sako, o šaunu, sakau, bet liko dar 26 iki tikslo. Tai va, tai palengva didinu, palengva žiūriu ir vis dar galvoju, kaip man visą tai reikės pasiekti.
Prisimenant prieš tai bėgimą, bėgau 10 km, tad trumpai apie jį. Atsigavimas tikrai pakankamai greitas. Po tokio bėgimo, sekančią dieną aš vis dar jaučiu tokį, kad bėgau, ir po to dar po jo kitą dieną jau pilnai yra kūnas atsistatęs ir galima judėti. Ir trumpas komentaras apie Oxyfitą, nes aš jį geriu prieš bėgant ir po to pojūtis jaučiasi. Nedidelis pojūtis jaučiasi, iš esmės labai sunku vis dar vertinti, nes aš kas kartą keliu kartelę ir kas kartą tas atsistatymas jis tampa, bet kokiu atveju iššūkis kūnui, nes prabėgau 10, dabar 16, kitas yra planas bėgti 21 km, 20-21 žiūrėsios, irgi turbūt pasirinksiu vėliai atstumą iki kažkur, bėgdamas ir po to grįždamas žiūrėsios. Šiandien dar vienas mano iššūkis. Sekite toliau.